čia apskritai yra toksai kurortinis rajonas, panašiai turbūt kaip Lietuvoje Birštonas. Čia kalnuose buvo atidaryta sanatorija, kuri 2009 metais bankrutavo ir liko labai gražus rūmai apleisti. Iš tiesų tai visai neto ėjom. Kiek mano prožektorius šviečia, tiek tunelį. Žiūrėk, kas čia buvo? Sveiki, čia praeities žvalgas, čia Wakanda, Links, Panter, Tomas. Rumunija, Bukarešto miesto apylinkės prieigos. Čia yra neįsivaizduojamo dydžio traukinių kapinės. Neįsivaizduojamo. Žinokit, jeigu jūs pasižiūrėtumėt nuotraukas Google iš palidovo, tai yra du tokie sektoriai, vienas mažesnis liko manoje pusėje, kitas čia didesnis. Tai turbūt ilgis pagal žemėlapį kokie gal 3 km ir plotis apie kilometrą per abu sektorius. Vienas sektorius gal pusės kilometro. Ir matosi Google žemėlapį pilna stovinčių traukinių. O čia yra teritorija tarp tų sektorių. Čia va bėgiai vienoj pusėje, ten bėgiai kitoj pusėje. Ana pusė važinėja traukiniai, o ta pusė atrodo lyg tai rami. Mes čia aplink važiavom, tai ten lyg tai judesio nėra, tiesiog stovi traukiniai apleisti. Ir čia vietinių kažkiek yra judesiukas. Va, šunys loja. Tai bandom eiti iki traukinių. Žiūrėk, čia uždaryta vartai. Bet tai ką, gal gyvena, tai gyvena, mes einam ir praeinam. Dviratis stoja. Bet čia va traukiniai už tų vartų. Štai man didelis klaustukas, va tas va pastatas su langais, kas gali mums patrukdyti, bet ar ėjom iš vienos pusės, ten išlindo kažkoks vietinis ir su Google Translate pagalba pasiaiškinom, kad ten negalima ir jis pasakė, kad, mes sakėm, kad vis tiek eisim, tad jis sakė, kad iškvies policiją. Tai neinam, bet dabar einam iš kitos pusės, čia toks takelis pramintas, tai gal ir praeisim. O jau visai ir atėjom prie tų traukinių. Čia kol kas tai krovininiai, tai nebaisiai įdomu. Reikia kažkaip tikėtis prie keleivinių, bet takas čia normaliai išmintas. Bet čia žiūrėk, jau net kiaurai medžiai peraugė per vagonus. Bet čia ir tie keliai nebenaudojami. Čia žiūrėk, kažkada tai buvęs šviesoforai. Takas tiesiog eina ir viskas. Čia gal buvus kokia stotis tarpinė. Dispečerinė gal veikia. Gal dispečerinė. Įdomiausia būtų tai keleivinių surast traukinių. Tie tai bent gražus. Čia iš tie krovininiai tai. O kiek čia iš viso bėgių? Žiūrėk yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir viena pusė. Ai va, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 takų. Ir čia aš įtariu, kad tam name kažkas vis tik yra, nes tas takas išmintas į tą namelį. Tai geriau einam į kitą pusę, tyliai, greitai ir viskas. Šiaip Rumunijoje yra speciali... Ką? Rumunijoje yra speciali geležinkelių policija, kuri būtent saugo geležinkelius ir jinai dar sunkiau sukalbama už įprastą policiją. Čia šaldytuvas turbūt. Tuščia viduje nieko nėra. Tai nežinau, ką bandom. Šiaip tai aš siūlyčiau biškį paeiti čia už tų traukinių ir pereiti į aną pusę, kad jisai mūsų nepamatytų ir bandyti dėti aną pusę. Ja. A ne? Tai dabar tik tai reikia į šitą pusę, kad iš tokios, ko mūsų nepamatytų. Bet čia jau pabėgiai supuvę. Jau net einant po kojom lūžta. Tos rožės eina šit kaip skaudžiai. Girdisi iš kurios pusės traukinys, nežinau. Bačka, krovininis vagonas, uždaras, krovininis atviras, krovininis platforma.
Vat kažkoks žvėrių takelis pramintas. Taip, takelis į tą pusę ir baigėsi po vagonų. Tai čia turbūt šunys laksto, mums reikia kažkaip po šito vagonų pralysti. Ir mūsų jau nebematys, ne? Reikia tikėtis, kad dabar nepradės važiuoti. Rimtai? Tai buvo galima? Bliamba. Čia žiūrėk, dabar tiesiai mes prieš tą namelį esam. Galima buvo nelysto viršum, perliukto aš. Nežinau, čia nelabai matosi, kur toliau eit. Visur tie patys, tokie patys tie traukiniai. Žolės tik vis aukštesnės ir kibesnės. Ir iškėtrožė tokia įlipau sudžiūvusi ir dabar vėl per iškėtrožės reikia eiti. Eina savo. Šakės. Palauk, neskubėk čia. Žiūrėk. Grafitininkai. Ir va visas traukinys aptepliotas. Bjaurybės. Čia vėl šioks toks takelis pramintas. Dabar aš ir pats žinau, kad galima lipti. Nežinau, čia visur tas pats. Ar čia dar verta beeiti toliau? Nusprendžiau eiti viršum platformos, bus patogiau negu ten per tą žolės kariaut. Ar tu matai, kurio vietų yra traukinių keleivinių maždaug? Nes čia mes dar galime, žinai, 3 kilometrus ir nebus nieko. Nes ten, kiek matosi, tie tokie patys stogai. Paprasti arba šaldytuvai, arba platformos, arba va sulankstytas birių krovinių. Pasišvies. Čia gal žemėlapį matys. Va, tie va žali. Dabar mes esam čia. Aha. Atėjom iš čia. Prie krašto, ne? Jau, va čia va taip panašumą yra. Nes ventiliacijos kažkokios bandiškės. Aha. Tai mums į tą pusę dar reikia tenais daryti. Net negarantuoju. Sakė. Oi, atsargiai, čia lentos tai supuvę. Atsargiai, lenkai, neik per vidurį. Čia lūžt gali. Tvarkingas takiukas iki pat stoties. Ėjom pro vieną įmą, buvo ženklas, kad draudžiama tenais eiti, ėjom pro kitą. Ir ženklo nebuvo, mes tiesiog praėjom pro kelis namus gyvenamuosius. Ir viskas. O čia vaikščiojama, tik tai neaišku, ar čia vaikščia tokie kaip mes, ar čia vaikščia darbuotojai geležinkelio. Jeigu jo sutiktumėm, tai būtų nelabai smagu. Reikia būti tyliai. Žiūrėk, tu eini per akmenis labai traškai, biški per žolę. O šonė čia ne taip traška. Tyliau girdisi. Čia Mercedesas. Eina savo. Geras, čia lokomotyvas stovi. Ir keleiviniai vagonai šalia. Iškart jaučiasi, kad vėsiau, ne? Čia ir taip užtenka įžalumo. Persikėlimas per vieną liniją. Per 2. O, žiūrėk, čia net nesukabinti 2.
Man tai žinau, kad atrodo, kad tie žali tai yra bačkos. Pažiūrėk, ar mes jau stojam prie tų žalių. Pažiūrėk, nu, ne žalios, o matosi. Žemėlapį gali pažiūrėti. Ką? Ne, nu žiūrim, kas žemėlapį. Ne, jo. Bačkos? Jo, bet tas va kažkoks kitoks. Nu va, bačkos čia žiūrėk, matosi. Jo, tos tai taip. Bet pats kraštinis, nežinau, platforma Pats kraštinis? Aha. Ne, sunku pas vagonas, bet man atrodo, kad čia, žinau, keleivinių nerasim. Tai buvo einam iki krašto, ne? Tai vis tiek daėjom, kiek einam į tą. Tai jo, bet dabar čia laipiot reikės. O čia va net laiptinė. Lapą čia galima daryti. Ką? Kraštas? O keleivinių matosi? Ne. Ne, jau čia ne. Tai ne keleivinių. Tai... Bet nuotraukų tai buvo pilna iš keleivinių. Tai viskas tada. Tada ir viskas vyniojamės iš... Tuštė, ne? Ne, nieko nesimėti. Nėra keleivinių. Krovininiai visi. Tai ką, jaučiu nežinagas atgal iš čia nelenkt. Bandom išeiti, neradę keleivinių. Nebent galim dar eit patikrint, kas krovininiuose, bet... A, dar šaldytuvas čia. Galim atsigaidinti, tai ten įtraukinį. Šaldytuvas? Sėnis poliuretanų išpulkstas. Būdas polisterolas. Iškart jaučiasi, kad vėsiau, ne? Ne, iš tikrųjų tai čia kaip pirtis. Lauke temperatūra dabar jau iš 30, čia vidu turbūt virš 40, tai ne pati geriausia vieta atsipūtimui. Aš tai iš čia. Pasilieki čia. Čia buvo neklausimas. Tavo. Nu, bet dabar va. Kaip valstybė, čia valstybės gi turtas. Taip. Čia tiek metalo. Taip. Jie nevažiuos tai traukiniai. Kodėl gal važiuos, o kas jam blogai, tu nežinai. Man tai, pavyzdžiui, zaliai tai atrodo kaip visai, nu, šitas. Apipaišyta. Nu. Nieko čia blogo jam, ne. Aš čia dėl tų traukinių tokį pagalvojau. Mes iš tikrųjų jau beveik savaitę Rumunijoje ir lankom apleistus pramonės objektus. Ir labai daug yra apleistų gamyklų buvusių didelių. Ten vienoje dirbo 17 tūkstančių žmonių, kitoje 7 tūkstančių ir taip toliau. Ir aš pagalvojau, kad visai tai produkcijai išgabenti buvo reikalingi traukiniai. O dabar, kai tiek daug gamyklų bankrutavę, tai tiesiog nereikia. Ir aš žiūriu, kad šitie vagonai, jie nėra kažkokie sugadinti. Dauguma jų yra geri, gal šaldytuvai jau yra pasenusi izoliacinė danga. Bet jie net nebaisiai surūdyja, o tiesiog jie tapo nereikalingi po to, kai buvo, tiesiog žlugo pramonė čia Rumunija arba gal, nežinau, gal į Kiniją išsikėlė. Bet iš esmės Europoje daug labai valstybių yra daug pramonės sužlugusios. Tai aš taip galvoju, gal čia kažkiek susiję su tuo, kad šitiek traukinių liko apleisti nereikalingi niekam. Plius pamatė iš už nugaros esančio pastato, o dabar mes pagreitintų žingsnių bandom išeiti per ten, per kur atėjom. Ta kažkokia pastatė ir ten šuniukas buvo. Nu ir viskas. Darysim dabar turbūt vieną iš žuliausių dalykų. Radom įėjimą, bet pro veikiančią geležinkeliečių įstaigą tiesiog pro vertelius naglaisim ir bandysim nueiti. Transporto policija. Geležinkelių policija. Geležinkelių policija. Tai čia viską mus patys per langus.
Tai jo, bet čia žiūrėk, čia kaip muziejus. Eina savo. O ten įvažiavimas į depą. Aš tai šitų labiausiai norėjau pamatyti. Man va šitie įdomiausi buvo. Kur? Čia Mercedesas. Geras. Geras, čia lokomotyvas stovi. Ir keleiviniai vagonai šalia. Eina savo. Geras. Bandom čia praeiti. Žinok, toliau pruskynas nepraeisim. Geras. Kaip įžūliai atėjom, taip ir įžūliai išeinam. Va ten šone policija geležinkelio, priekį administracija. Čia varteliai ir mes ramiai pro juos išeinam. Ne, nenori. Čia ir taip užtenka įžūlumo. Gerai, viskas bičiuliai. Ačiū, kad žiūrėjot. Susimatysim kitose laidose, o mes turim dingti iš čia, kol neapsižiūrėjo. Iki kitų laidų. Iki. Tai yra elektrinė, kuri jau dabar neveikianti jau daug metų. O neveikianti jinai todėl, kad jinai buvo kūrenama anglimi. Ir būtent ta anglies rūšimi, kurią čia vietų ir išgavinėjo. Žvėriškai didelis pastatas, greičiausiai bus nenuvandalintas objektas ir tai yra labai smagu džiugina. Tai gal čia bus tie požemiai, jisai griūna rimtai.